Labas rytas, sveikinas trečiadienį jau. Po greito dušiuko, šuniukas pamaitintas laukia, mėgaujasi saulytę, šiandien turėtų būti geras oras. Tai nežinau, gal pavyks išeiti lauką, užsidėjau šortus. Ir labai laukiamas tas oras buvo, nes man atrodo, kad dar savaitės gale bus ir vėl drėgmė ir lietus, tai žodžiu, nieko gero. Bet kol galima, reikės bandyti pasidžiaugti. Tai vat, eisiu greitai kažką pavalgyti, dar neįsivaizduoju, ką valgysiu. Turiu avokado, bet kažkaip nesu šiandien nuotaikai avokado. Tai nežinau, padarinėsiu šaldytuvą kokius 5 kartus, praeisiu pro spintelės dar 10 kartų ir sugalvosiu, ką valgyti. Tai va, nežinau, jeigu kažką labai mandraus darysiu, parodysiu, jeigu nieko mandraus, tai nerodysiu. Šiaip labai kažkaip vakar užmėgau su mintim, kad noriu vrapą, turiu gluten free vrapų. Ir kažkaip galvoju, kažkaip linksta mintis link to. Galvoju, gal kažką sveikiau. Ir taip kovoju, bet nežinau, dar esu apsimiegojus, mano organizmas ir smegenys dabar dar nelabai mąsto. Tai aš nežinau, kur mane nuves ir kuri pusė pačiups, ar ta geresnioji, ar ta apsimiegojusiai, kaip sakant. Tai va. Nežinau, ką aš susigalvojau, bet žodžiu, kažką. Žodžiu, tai užsikaičiau savo sumuštinių kepyklę. Kaip grilinę. Nieko labai mandro nebus, labai paprasti pusryčiai, iš tikrųjų naudosiu tokius gluten free tortillas. Šiaip visai skanios, bet kartais erzina tas, kad toks, jas kai suvalgai, toks jaučiasi labai lipnumo jausmas burnoje. Tai dėl to aš jų retai valgau, bet kartais kažką tokio pasidarau. Kartais su paprastais vrapais valgau. Bet jau juos retai naudoju. Apskritai duoną stengiuosi kuo mažiau tokius kvietinius dalykus pasitaiko, bet stengiuosi mažinti šitą reikalą. Tai jeigu galima pasirinkti alternatyvas, tai kartais renkuosi alternatyvas. Tai va. Kažkutį agurkiukų. Čia man tiek pomidoro nereikės iš tikrųjų. Vienos puselės drąsiai abiem vrapam. Ir kas labiausiai man patinkantis ingredientas, aš nežinau kaip jūs, bet aš esu pamiršusi dėl krabų lazdelių. Šiaip visą laiką viščiai perku krabų lazdelės, bet šį kartą kažkaip nusprendžiau pabandyti kitas. Nusprendžiau pabandyti šitas. Nesizduoju, jos bus skanios, neskanios. Kažkaip labai priminė įpakavimas, kai kažkada Ispanijai, Tenerifėje buvau ir buvau užtaikius vienai parduotuviai krabų lazdeles nusipirkti. Buvo tokios skanios, kad mes turėjom tą dieną išskristi ir aš netgi nusipirkau keletą pakelių į lėktuvą, tiesiog įsinešti ir suvalgyti lėktuve tas krabų lazdeles, nes ant tiek skanios buvo, aš jas visiems galėčiau valgyti. Tai va, labai panašus įpakavimas, tai galvoju, pabandysiu. Nežinau. Šiaip visai skanios.
Iš tikrųjų. Taip, tai aišku, be laktozės sūris. Vištienos kumpis. Kažkaip mėgstu pakombinuoti, man visai skanu. Kas ką nori, tas gali dėti, o aš mėgstu įvairiai. Taip. Biškį pomidoro. Nuo vakar, kur liko salačiukį biškį. Agurko. Ir aišku, nepamirštam krabų lazdelių. Kai įdomi kombinacija, ne? Jaučiu daugumą net nepagalvoti kažką tokio pasidaryti. Kažką tokio keisto. Klausimas, kai aš uždarysiu. Labai didelis šitas reikalas. Taip, šonu tiesiog dėsiu. Labai mėgstu uniką vandenį. Ir dar rasos citrininį irgi labai mėgstu, vienas mano mėgstamiausių. Tai visada geriu tik gazuotą, nežinau, nepatinka man paprastas vanduo. Tai geriu tik gazuotą, gal ir nėra labai gerai, bet kažkaip negaliu. Tai mano vyras gazuotą negeria ir šitie buteliai tik mano, tai aš geriu iš butelio. Sukaičiau arbatos ir užmiršau. Sakau, ką aš dar nepabudus. Ką pamiršau iš tikrųjų, tai užsidėti kokį nors padažiuką, kad taip sausa nebūtų. Nu, viską gražiai sudėdu, kad nereikėtų išmesti, panaudosim kažkam kitam. Nu, pasikėliau jūsų aukščiau, nes per žemai kažkaip buvot. Dar aišku, žalia arbatą. Tai dar žuvytės su krabų lazdelėm, vištienos kumpiu ir sūriu. Ir gluten free wrapais, tai va. Tai skanaus man. Nežinau, kaip reikės tokį apžioti. Bet kažkaip pavyks. Pirmą kartą kažkaip dariausi grinai kažkaip tokį, bet praeitą kartą, kadangi dariausi su avokadu, irgi panašiai, tai visai skaniai gavosi. Ir reikalasant netgi pasitelkiau ir šakutę. Tai nesvarbu kaip, svarbu ką. Tai va, man skanaus. Sustiksim kitam kadre. Kaip skaniai pavalgiau, aš net pat nesitikėjau. Šakės. Ir iš tikrųjų visai nesunku buvo suimti tiesiog taip viršuje tą vrapą ir taip iš šono kasti. Ir kai buvo skanu, o dieve. Vat mano kūnas žino, ko jisai nori ir kažkaip radau tą viduriuką tarp kažko sveikiau ir nelabai. Tai va. Tai, bet šiaip manau, ganėtinai net sveika buvo. Šiaip aš dar turiu mintį kažkurią tai dieną paskirti laiko ir pasidaryti savo ingredientą proteininį. Nu, pavyzdžiui, ten čia dabar kaip dėjau ale vištienos, ten tą graižinėlį tokį. Tai, nu, be abejo, parduotuvėje kaip perkė, tai jis nebuvo kažkoks natūralus, prikišta visokių ten konservantų ir panašiai. Tai aš galvoju, kad reikės nusipirko kad dieną krūtinėlės vištienos ir pačiai pasidaryti. Tiesiog įsidėti į šaldytuvą, į indelį ir kai reikės sumuštiniam, wrapam ar kažkam, ar nesvarbu ką bedaryčiau, tiesiog pasiemu, įsidedu ir jau yra dan ir daug sveikiau. Ir žinai, ką dedi
Jo, tai reikės kažkada tai įsigyvendinti. Dabar laiko atžvilgių reikia planuotis ties kitais dalykais. Labai noriu daug dalykų dar šiandieną nuveikti iki darbuko. Dabar lėkiu greitai pavirškinti pusryčiukus, išgerti savo arbatą ir paskaityti knygą. Žadėjau eiti knygą skaityti į lauką, bet oras pasižiūrėjau vis tiek šaltas, 14-13 laipsnių. Tai aš dar niekur neįsiu. Kažkaip man per šalta, gražu pažiūrėti į lauką, kad saulytė šviečia, bet kad eiti po šortais, nebent prisirengčiau. Bet tada koks malonumas sėdėti ant to šalčio prisirengus ten ir visa kita. Tai tiesiog einu ramiai kažkur susirasiu kampelį namuose ir prisėsiu, paskaitysiu knygą, jau einu į pabaigą. Ir labai džiaugiuosi, labai fana knyga ir aš manau ją skaitysiu antrą kartą. Čia bus viena iš tų knygų, kurią antrą kartą skaitysiu. Vyras paėmė siuntą iš paštomato, grįždamas iš darbo ir taip ir netidariau. Kažkaip pagalvojau, gal parodysiu, ką užsisakiau. Čia iš MAC firmos. Aš iš čia perku savo veido priežiūros priemonės, tai šį kartą nusprendžiau pabandyti. Opa, man visai ne ta idėja. Kažkokį anti-akne gelį, bet taip pat aš neužsisakinėjau ją. Žodžiu, idėja kažkokį anti-akne gelį, tai aš net ne tą užsisakinėjau. Reiks rašyti. Čia atidarytas buvo irgi kažkaip labai jau keistai. Tai užsisakyti norėjau mineralinę pudrą pabandyti. O šiaip aš užsisakiau BB kremą veidui, nes prieš tai naudojau, turiu tenais ir prausiklį, ir kremą, ir serumą. Tai labai patiko ir nusprendžiau susisakyti vėl, bet kodėl man įdėjo šitą, tai nežinau. Tai man dabar reikės su jais kontaktuoti. Ir, nėra tikrai kontaktuoti ir prašyti, kad atsiųstų tai, ką įdėjo. O matot? Atidariau prie jūsų, galvojau, pasirodysiu, ką nusipirkau. Čia taip džiaugiausi, excited ir man to BB kremo taip reikėjo, nes jau pasibaigė ir nėra. Nu, žodžiu, esu biškį nusivylusi, kad šitaip ir žodžiu. Anyway, paskaičiau savo knygutę, liko 4 skyriai, tai tikiuosi iki kelionės pavyks pabaigti ir į kelionę galėsiu pasiimti jau naują knygą. Tai va, o dabar eisiu, prisėsiu prie kompo, noriu įkelti tą video. Savo pirmąjį po ilgo laiko. Aš jį iš tikrųjų nufilmavau jau prieš kelis mėnesius ir vis neprisiruošiau įdėti, nes antiek buvau busy. Kaip jau minėjau, dirbau per 2 darbus ir aš niekaip negalėjau pradėti daryti sekančių video. Tai žinau, kad tiesiog vėl bus didelis tarpas. Tai realiai tada atsimenu, vieną dieną atsikėliau, sakiau, nusprendžiau, sakau, einu, viskas nufilmuoju, padarau, sumontuoju ir nes kitaip niekaip neprisiruošiu. Tai va, tai taip ir laukia tas video savo eilės ir labai be proto jaudinuosi, bet einu įdėsiu ir daugiau žodžių neturiu. Tai filmukas be abejo yra įkeltas, jo video nuorodą paliksiu šio filmuko aprašyme. Tenai kalbu apie savo išgyvenimus, kuriuos teko patirti, kad atsistočiau vėl ant kojų. Tai va, tai ačiū labai, kad žiūrėjote šiandien tiek, iki kitą kartą.